Kodėl jungiasi žmonės į tinklinį marketingą? Tai dažniausiai dėl papildomų pajamų. Kiti nori užsidirbti kažkiek tai, kad trūksta pajamų iš algos, kitiem reikia dar kažko tai paskolą susimokėti, ar tai kokią namui nusipirkti, ar tai tiesiog turi tikslą kažką įsigyti ir reikalingos didesnės pajamos. Dar kiti tiesiog visi registruoja, kad tai yra bendruomenė, kad bendravimas, pozityvus palaikymas. O kas ateina grinai į verslą, tai pas juos yra mąstymas biški kitoks ir jie visiškai kitaip žiūri į tą reikalą. Jeigu ateina tik dėl pajamų didesnių, tai jie nenori ten didelių pinigų uždirbti, o kas ateina į verslą, tai jų tikslas yra didelės pajamos ir jie visiškai kitaip mąstantis yra, visiškai kitaip galvoja apie verslą, tai dažniausiai ir reklamas daro, ir mokamas reklamas, ir nemokamas, ir visokius kursus perka. Taigi, ką žmogui pasakyti, kad tas, kuris ateina ir prieš pasirašant sutartį, kad tai tiesiog nusistatyti, kam jisai ateina. Ar jis ateina į verslą, kaip į didelį verslą, kaip į savo verslą, ar tik tais papildomom pajamom. Taip pat reikia jam užtikrinti, kad jis gaus pagalbą iš jūsų. Taip pat prieš pasirašant reikia apkalbėti, kad tai užims ir daug laiko, ir daug darbo reikės įdėti, ir išeiti iš savo komforto zonos, nes visą tai reikia naujokui žinoti. Taip pat, kad bus ir negatyvo, kad daug kas šnekės, kad čia nesąmonė, kad čia nepritars, kad čia bus pajokos, nes jeigu šito viso nepasakysi, tai po savaitės 2 žmogus išsigas ir dažniausiai atsitiks taip, kad išeis. Kodėl žmonės nieko nedaro? Nes jie paprasčiausiai nežino, ką daryti. Kai dirba valdišką darbą, tai ten yra viršininkas, ten yra brigadininkas, kuris tiksliai pasako, ką daryti, kaip daryti. Tiesiog viskas būna aišku, tu nieko kito negali daryti, tik tai, kas tau priklauso. Atėję į tinklinį marketingą nežino nieko, ką daryti. Taip pat labai baisu išeiti iš komforto zonos, kad ten tau reikia rodyti ar nuotraukas, ar video daryti, ar dar kažką. Žmonėms būna tai labai labai baisu. Būna pasimetę nuo per didelio informacijos kiekio, visokie mokymai, viskas tai irgi tos informacijos labai daug ir atsirinkti pačiam yra praktiškai neįmanoma. Tai būtent sponsorius turėtų tą informaciją pateikti supaprastintai, nes, pavyzdžiui, žmonėms visiškai neįdomu, kas yra kompanija, iš kur jinai, kas jos ten vadovai visi, ir šitokios informacijos net nereikėtų naujokui kol kas ir duoti. Taip pat nemoka savęs disciplinuoti. Taigi, kai išeina dirbti ant savęs, tai galvoja, kad aš čia savo ir viršininkas. Kada noriu dirbu, kada nenoriu nedirbu, kiek noriu tiek dirbu, tai čia mano valandos nėra svarbu ir nieko ir nepadaro per dieną. Taigi iš darbuotojo, norinčio susikurti savo verslą ir būti verslininku, dažniausiai tampa bedarbiu. Ką turėtumėm daryti? Tai sakiau, išsiaiškinti tikslus, ar tai ateina tik tais papildomai užsidirbti, ar tai ateina jau rimtai kurti verslą. Ir mūsų 80% laiko turėtų būti naujam partneriui. Tai ir padėti jam uždirbti pirmą mėnesį, kad jisai gautų pajamų kažkokių, kad pamatytų, kad tikrai uždirbama.
o nepalikti jo vieno. O klientais tai ir taip pasirūpina kompanija. Tai ir visokios nuolaidos, ir akcijos, ir kompanijos renginiai online, ar kaip visokios prezentacijos. Taigi klientais tikrai yra pasirūpinta, o verslo partneriais dažniausiai niekas nesirūpina. Bet to ir mokymų, kaip dirbti su verslo partneriais, nelabai ir yra kompanijose. Ir su naujoku bent jau 1 mėnesį reikia labai labai aktyviai dirbti, kad jis būtent pasiektų rezultatą. Net 75%, kurie per 3 mėnesius nepasiekia rezultatų, kurie neuždirba, jie išeina iš kompanijos. Taigi, kas dar, kokiais mes metodais dirbame? Tai iš savo patirties galiu irgi papasakoti, kad, pavyzdžiui, su pažįstamų sąrašu. Kai aš dirbau vienoj kompanijoje, tai sakau, buvo lengva, nes neturėjau nei su vienu pažįstamų sąrašu nedirbau, buvo visi grinai svetimi, nepažįstami, šalti kontaktai ir buvo lengva, kad buvo važiuoja ne su produktais tuos renginius darai, bet dėl sveikatos, tai visi priimdavo. O čia dabar, kai paskambini, tai dažniausiai atsisako ir tas motyvacija labai nukrenta, nes kai žmogus tave pažįsta, kad tu, pavyzdžiui, esi ten kirpėja, siuvėja, pardavėja ar valytoja, tai niekas į tai rimtai ir nereaguoja, kad tu kažkokį verslą gali padaryti ir tikrai niekas į tave nereaguoja. Jeigu tu būtum, kažkokiu viršininku, kažkokį tai savo verslą jau būtum turėjęs ir siūlytum, tai tikriausiai daugiau kas jungtusis. Taip pat darbas, kai reikia surengti renginius, tai irgi nelabai kas dabar nori tų renginių surengti, o jeigu samdytis patalpas, aišku, tie renginiai kainuoja labai daug ir neaišku, kiek tų žmonių susirinks. Taip jau statistiškai yra, kad iš 100, jeigu 100 žmonių pakviesi, tai 20 gal ir ateis, o iš tų 20, tai 1 gal ir pasirašys į verslą, o daugiau tai nelabai ką ir prisikviesi. Taip pat po COVID verslas dažniausiai išsikėlė į internetą. Ir dabar tų visų kompanijų yra labai labai daug ir kaip visi kviečia. Dažniausiai sako, kad ateikit pas mane, čia kompanija pati geriausia, čia uždarbis pats geriausias, čia net 5 atlyginimus moka, čia gausi nuolaidas net 80%. Bet kai tave žmogus nepažįsta, tai irgi nenori pas tave ateiti. Ir tos spamo žinutės, ir aš pati gaunu tų žinučių daugybę. Ir kaip jūs galvojat, jeigu žmogaus nepažįsti visiškai, ar tu jungsies, manau, labai retas, kuris prisijungs. Taip pat darbas su Facebooko grupėse. Anksčiau tikrai buvo naudinga, žmonės prisijungdavo, dabar nelabai kas yra. Nelabai kas jungiasi, nelabai kas ką žiūri, nelabai kas ką perka. Ir pasižiūrėkit pas visus vienodi Facebookai. Vieną dieną ten siūlo verslą, kitą dieną produktą, trečią dieną kokie sveikinimai, kokios mintis, vienu žodžiu, makalynė. Ir kai ta makalinė, žmogus atėjęs, kuris nieko nežino apie tave, tai irgi nesupranta, kas čia ir su kuo tu čia dirbi ir ką tu čia darai. Taigi, taip pat visi, kad ir darom tos postus, visokius rašom, reelsus, storiesus, bet jeigu jie nėra pagal struktūrą, į juos dažniausiai niekas ir nekreipia dėmesį. Taigi, tą labai puikiai žinau,
ir šitie visi metodai, aišku, yra klasika. Bet tai jau veikiantis seniai, o dabar jau 21 amžius ir ateina visos naujovės, tai ir tinklinis marketingas turėtų kažkaip tai keistis, man atrodo.